Ten mačiau Algimantą prisijungė. Jos patirtis su vyru labai yra stipri. Jeigu galėtų Algimantą pakalbėti, tai labai norėčiau, kad papasakotų, kokia dabar yra situacija ir tą pradžią, kaip pradėjo vartoti. Tai yra vyrui iš kokios sudėtingos situacijos vyras pakilo ir, kiek žinau, dabar pilnavertiškai vaikšto ir pilnavertiškai gyvena. Tai Algimanta, prašom, jei galite. Labas vakaras. Labas vakaras. Smagu matyti čia kai katros. Nu, ką aš galiu pasakyti, daugiau aš buvau kalbėjusi apie tai. Aš visada sakiau, kad tie produktai man yra vieni iš stebuklų. Ir kadangi aš jau juos dabar nebevartoju, nes nežinau, iš kur gauti, kitokius atėjau, tai galiu palyginti, kad jie nebuvo daug geresni. O mano vyras po insulto, taip, jisai dabar kuo toliau, tuo geriau. Dabar savarankiškas jisai beveik vis, kaip visiškai jis gal ir nebus toksai savarankiškas po tokios sunkios ligos, bet ant kiek jisai dabar yra atsigavęs, tai tikrai. Ir vienas pabūna, vienas valgo ir dar tokių darbų, bet nori, dabar paskutiniu metu dar pastebėjau, kad labai nori jisai eina kažką dirbti tos darbus, kad jie prieš insultą jisai dirbdavo, nors nelabai ten ką gali padaryti su ta viena ranka, bet jisai labai nori dabar eiti. O kokius produktus, Algimanta, jūs gėrėte? Jūsų vyras tiksliau. Ir jūs? Mes gėrėm, aš kaip pradžioj jos pradėjo vartoti, tai šitie produktai, kaip aš galiu sakyti, kad jie man ir atgaivino vyrą, atsigavo jisai su tais produktais, nes jis po insulto jisai ligoninėje išgulėjo gal 3 mėnesius. Tai kaip aš galvoju šitos produktus, kai pradėjau jau jam ten nešti ligonę, pradėjau greitai jisai sveikti. Aš pradėjau nuo Grimax ir pradėjau. Grimax pavartojom kažkiek, tai gal savaitę nepilnai ir aš iš karto jungiau ir Grimax ir Mimaxą. Tai šitos 3 pagrindinius produktus. Ir mes po insulto jau čia labai senai buvo. Tai čia produktai. Kaip? Sakau, tai čia ir yra 3 pagrindiniai produktai, kurie padeda po insulto. Taip, nes aš jos ir naudojom ir jisai greitai atsistojo ant kojų, nors man pasakė, kad jisai nevaikščios, kad slaugą žiūrėčiau, į ranką buvo pritraukta ir koja viena pusė paralyžiuota, nes jisai po labai sunkios ligos, jam buvo pusė kaukolės nuimta, jisai komai 8 paras išgulėjo. Ir daktarai tikrai nieko nežadėjo, tikrai. Ir aš, kai pamačiau, kad tie produktai, iš pradžių galvojau šiaip atsistoju, bet kaip aš tik pradėjau duoti tuos produktus, tai gydytojai galvoja, kad aš ten tos spragalas pradėjo gydyti, ten tos žaizdos pradėjo gydyti, galva ten kaip supjaustyta buvo, pradėjo gydyti labai greitai. Ir aš kaip parsivežiau jį namo, jau gulinti parsivežiau, į slaugą neatidaviau. Tai jau namuose aš taip drąsiai tą Grimaxą daviau, nes ligoniniai tiek nenorėjau duoti, nuo kartą kai padariau, tai labai jau ten, žinot, į pampersus. Tai nedaviau, bet jau namuose jisai man ten tų antibiotikų buvo pripumpuotas viską, tai taip jisai ten įsėjo, patikėkit. Ir labai jau stipriai. Labai stipriai jisai mes prasivalėm, svorio jisai numetė daug, jisai buvo prieš insulto 130 svėrė. Dabar mes nenaudojam jų, tai vėl grįžta jo tas svoris. Ieškom vis kažką tokio analogiškai kokius produktų. Ir tik svoris, kad grįžta. O šiaip tai toks stabiliai gerai laikosi ir nori, va dabar vėl kažkaip čia ateina. Man pasiūlė, kad galima jį lengviau įsigyti. Gal tai vėl susidomėjau, vėl pradėti. Šaunu. Vartoti. Tai tiek, kiek aš sakau. Ačiū, Algimanta. Ačiū Jums labai.